radijo namai. Tai labai gerai. Sveiki, mielieji klausytojai. Šiandien kalbinsiu savo tėtį Tomą apie transporto priemones ir apie eismo taisyklės. Sveiki klausytojai! Kas sugalvojo eismo taisyklės? Kelių eismo taisyklės sugalvojo žmonės, kad galėtų saugiai vairuoti kelyje. Kam reikalingos eismo taisyklės kelyje? Kelių eismo taisyklės reikalinga tam, kad visi dalyvaujantys vairuotojai laikytųsi taisyklių, jaustųsi saugiai ir neįvyktų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Kas yra vairuotojų teisės? Vairuotojo teisės reikalingos vairuotojo tam, kad galėtų legaliai dalyvauti kelių eisme. Kaip jas gauna žmonės? Teisę vairuoti gauna žmonės, kurie kelių eismo taisyklių mokyklose išlaiko egzaminą, mokosi ir gauna legalų pažymėjimą dalyvauti kelių eismo keliuose. Kodėl vaikai einantys žygį užsideda ryškias liemenes? Tam, kad būtų matomi vairuotojų ir neatsitiktų skaudžių nelaimių. O galioja ir tiems, kurie važiuoja dviračiais ir pėstieji? Visiems dalyviams kelyje galioja tos taisyklės, kad būtume visi saugus. Kodėl žmonės važinėja su mašina? Todėl, kad tai patogiau įveikti tolimą atstumą, kai būna šalta, kai lyja, kai sninga. Kodėl žmonės eina pėstieji? Kad pramankštintų savo kūną. Kodėl žmonės važinėja su dviračiu? Kad būtų greičiau, patogiau, neterštų gamtos. Ekologiška transporto priemonė. Kodėl žmonės turi lenktyninės mašinas? Turbūt, kad jie nori būti lenktynininkais ir patirti daug adrenalino. Kodėl žmonės kartais važinėja su elektriniais paspirtukais? Todėl, kad tai labai yra patogu, ekologiška transporto priemonė ir patogiau priparkuoti namuose, garaže. O reikia tiems teisių? Kai kuriems paspirtukams galingesniems reikia teisių, o kai kuriems silpnesniems ne, tik tais reikia laikytis kelių eismo taisyklių, užsidėti šalmą, liemenę, kad dalyvautume eisme saugiai. Kodėl žmonės nori turėti medalį? Todėl, kad jie galbūt nori būti lenktynininkais ir nori užimti 1, 2 arba 3 poziciją, nori būti geriausi iš geriausių. Ir jeigu tai jiems pasiseka, jie gauna medalį. Kodėl žmonės labai mėgsta važinėti su dviračiais? Todėl, kad transporto priemonė ekologiška, juda visas kūnas. Nereikia stovėti kamščiuose. Galima užsidėti pirkinių maišelį. Lengviai transportuoti, nereikia rankoje nešti. Kodėl žmonės taisyklės laikosi? Laikytis visiems transporto priemonėm, kurie valdo priemonės, reikia laikytis kelių eismo taisyklių, bet kartais pažeidinėja kelių eismo taisyklės vairuotojai. Galbūt iš skubėjimo, iš greičiau norėjo įveikti kažkokią tai atkarpą, kartais nepastebėję ženklų tai padaro, kartais pavargę nemiegojo. Ačiū už pokalbį. Ačiū klausytojai, jums, kad mūsų klausėte. Visiems saugios kelionės. Radijo namai. Tai labai gerai. Radijo namai. Tai labai gerai.